Neturim pasirinkimo. Dabar, ką mes sakėme, ateina iš paskos valstybės kontrolės išvados. Dėl valstybės įmonių. Pasiskaityti tikiuosi visi, kiek mes jų turime, kiek turim savivaldybių įmonių, viešojų įstaigų ir kaip mes jas valdome. Kiek iš jų moka dividendų? 2 iš esmės. Ir kaip mes juos panaudojame. Galim palikti šitą sritį ar ne? Negalim. Viešasis sektorius. Aš pacituosiu tiesiog. Tai yra ne dabartinių problema, bet ankstesnės problemos. Nenuoseklūs ir aktyvūs pokyčiai buvo viešajame sektoriuje. Kurį laiką valstybės kontrolės citata nestebime esminių pokyčių mažinant viešojo sektoriaus biurokratinį aparatą. Nepateisinamai ilgai tęsiasi procedūros, pradėtos pertvarkos, sistemiškai nesprendžiami darbo apmokėjimo klausimai, nėra aiškios vizijos, kokia turi būti institucinė viešojo sektoriaus sąranga. Vidaus kontrolė viešajame sektoriuje nedemonstruoja efektyvios sistemos principų. Dar daugiau, nenoriu cituoti, tai mes esame ir numatę savo prioritetuose. Kitas momentas, ką jūs atradote ir vyriausybės programą, ir mūsų prioritetų. Viena iš jų, aš nenoriu kartotis. Pasakėm, kad turim suformuoti kitų metų biudžetą kitokiais principais. Ne tai, kaip buvo anksčiau pageidavimų koncertas, mums reikia daug, arba kas kažkur tai prasimušė, pribėgo prie stipresnio ar silpnesnio Seimo nario ar frakcijos. Tai ir padarėme. Pirmą kartą mes bandome suformuoti pokyčių krepšelį arba pokyčiams reikalingą finansavimo krepšelį. Ir sakome, tie darbai, kurie yra prioritetiniai, turės bus daromi visi, neturim pasirinkimo, bet pagrindiniams, kuriems reikalingas, kalbant apie tuos 300 milijonų, kuriuos aš paminėjau, turi būti suformuotas pokyčių krepšelis su papildomu finansavimu. Ir jų yra šiandien dieną vyriausybės sprendė. Artimiausiam laikotarpiam 33. Kokio dar jums reikia aiškumo didesnio? Tai yra naujas, jeigu mums pavyks tai įgyvendinti su biudžeto formavimo principais, mes žengsime esminį žingsnį. Lygiai taip pat su VIPO programa taip vadinama. Pageidavimų koncertas, kas kam stogą reikia užklijuoti. Ne tai turi būti. Tikiuosi, kad to daugiau nebus mūsų šalyje. Statom bet ką, bet kokiais mastais ir nežiūrim, kokia bus grąža investuotojo euro. Taip nebus prie šitos vyriausybės.